Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Pradėkime nuo to, kad reikia pasiruošti visiems reikiamiems įrankiams ir medžiagoms. Jums reikės naujo Dyson SV14 kūno, atsuktuvo, plokščios atsuktuvo, jei reikia, pirštinių saugumui, išjungti dulkių siurblį. Prieš pradėdami įsitikinkite, kad dulkių siurblys yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Pašalinti seną kūną. Naudodami atsuktuvą atsukite varžtus, kurie laiko kūną prie pagrindinės dalies. Būkite atsargus, kad nesugadintumėte kitų komponentų. Atjunkite laidus. Atsargiai atjunkite visus laidus prijungtus prie seno kūno. Atminkite, kur kiekvienas laidas buvo prijungtas, kad vėliau būtų lengviau juos prijungti prie naujo kūno. Paruoškite naują kūną. Prieš montuodami naują kūną, patikrinkite, ar jis nėra pažeistas. Taip pat įsitikinkite, kad visi jungikliai ir mygtukai veikia tinkamai. Prijunkite laidus. Prijunkite laidus prie naujo kūno, atsižvelgdami į tai, kaip jie buvo prijungti prie seno. Būkite atsargus ir įsitikinkite, kad visi junginiai yra tvirti. Užfiksuokite naują kūną. Naudodami atsuktuvą, vėl užfiksuokite varžtus, laikydami naują kūną vietoje. Patikrinkite, ar jis tvirtai laiko. Testavimas. Prijunkite dulkių siurblį atgal prie elektros tinklo ir atlikite testą, kad įsitikintumėte, jog viskas veikia tinkamai. Jei dulkių siurblys neveikia, peržiūrėkite, ar visi laidai yra tinkamai prijungti. Nemokama diagnostika. Jei kyla problemų su dulkių siurbliu, kviečiame pasinaudoti mūsų nemokamą diagnostikos paslaugą. Mūsų specialistai atvyks į jūsų namus ir įvertins situaciją. Paėmimo į namus paslauga. Jei reikia, galime pasiūlyti ir paėmimo į namus paslaugą, kad patogiai galėtumėte gauti reikiamą pagalbą. Kainos pasiūlymas prieš remontą. Prieš pradedant bet kokius remonto darbus, pateiksime kainos pasiūlymą, kad žinotumėte, už ką mokate. Tai padės išvengti netikėtumų ir užtikrins skaidrumą. Sekdami šiuos žingsnius, galėsite sėkmingai pakeisti Dyson SV14 kūną ir užtikrinti, kad jūsų dulkių siurblys veiktų kaip naujas. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.